Ačiū labai, Suzai, už pranešimą, už įžangą Suza, thank you so much for your introduction, už for jūsų darbą ir your pačią idėją, presentation, for your sumąstymą, kad work and tokį your projektą galima idea įgyvendinti. O that we dabar can noriu implement such a trumpai project. And now briefly, pristatyti savo I would like to pasirinktą present objektą. Tai aš my pasirinkau object. Saulašarę kaip vieną I iš chose to aukštapelkių, be a tik sundew, aukštapelkėm būdingą augalą, kurių and Lietuvoje turime it is net a 4 plant rūšis. Ir that aukštumalos grows aukštapelkėje mes only turime in 3 rūšis. raised Viena bogs. yra In ketvirtoji, Aukštumala, we yra have įrašyta 3 raudonąją species, knygą ir aukštumalos and the fourth one aukštapelkėje is neaptinkama. included into the Tačiau yra red kitos Lietuvos book, but pelkės, sadly we kuriame don't yra have it in aptinkama. Aukštumala. Na, o šiaip But in pati other raised saulašarė bogs in toks keistas Lithuania, we augalas, have kuris this visiškai fourth keičia species of sundew. And žmonių sundew požiūrį is į augalų ir a gyvūnų very santykį, interesting nes plant šiuo and actually atveju makes a difference in augalas minta relationship between gyvūniniu maistu, people tai yra and dažniausiai pasigauna savo, animals, because pasitelkia savo viliotinį meną, pasitelkia it's feeding on the vaizdus, gražius insects. kvapus, gražius skanius It looks maistus very ir privilioja deceptive, it looks nekaltą augalėlį ir beautiful, pagauna. and that's how it Bet tai darome attracts dėl to, kad insects yra and kažkokia eats pramoga, it, dėl to, but kad aukštapelkė yra labai mažai, it feeds aukštapelkių durpių labai actually mažai on maisto medžiagų insects, tinkamų and augalam in auginti, raised dėl to bog, dauguma augalų yra aukšti, it is difficult nedideli for plants augalėliai. Tai to have saulašarė sufficient susigalvoja nutrition. evoliucijos eigoje tokį That's metodą, how kad galiu sundew gauti maisto iš gyvūninio pasaulio. Na decided ir to taip eat nekaltai insects. viliodama, jinai maitinasi, bet tai nereiškia, kad jinai sugauna labai daug vabzdžių. But that doesn't mean that Gandas she yra, kad eats gauna a lot of insects. kažkokius stambius gyvūnus, to There tikrai are nėra. legends that Sugauna tikrai labai this plant nedaug also tų eats small animals. gyvūnėlių, But no, daugiausia those skruzdėlių are arba only kažkokių legends, vabzdžių. usually Ir ants jomis or some other pasimaitina ir insects, tikrai jų nedaug and suvalgo. Bet šitas augalas doesn't buvo eat labai a lot. mėgstamas But this Čarlzo Darvino plant, ir jisai vienu metu net buvo Charles pasakęs, Darwin kad was fond of this šiuo plant, and metu man he netaip said svarbu that ta kilmės teorija, man šiuo metu kažkaip labai evolution rūpi is tos not important saulašarės for ir me. Sundews net jos are mama sakydavo, most kad tai yra important for me. And slapta his Darvino meilė. wife actually used to Na, say that matyt, taip sundew ir is a buvo, bet vis secret dėlto kilmės teorija, love of rūšių his, teorija jisai parašė because irgi. Bet ir probably leidinių that išleido was ir apie the truth. saulašarės. O tai tokia būtų trumpa įžanga So apie brief šitą augalą ir dar introduction kodėl about aš jį minėjau. Ne this dėl to, kad plant, jisai and toksai also mažas why plėšrūnas, I o dėl to, chose kad tai yra namely this augalas one. augantis aukštapelkėse. Ir Because this plant praktiškai tik grows tai in raised apskritalapė bogs, saulašarė, jinai gali augti and pažeistose nelabai geros būklės aukštapelkėse. Kitos sundew labiau can also reikalauja grow drėgmės, in geresnių buveinių būklių. degraded Per mano visą šitą bogs, pranešimą jis swamps. pasakojimas So per apskritalapės throughout my saulašarės presentation, you will labiausiai see prisitaikiusios prie žmogaus some padarytų information negandų about pelkėje arba Drosera and klimato how dabar it daromos adapted sausėjimo įtakos. to Tai human tai impact. yra pati atspariausia apskritalapė saulašarė, pati atspariausia iš saulašarių rūšių. Ir this tikiuosi, one kad jinai is gyvens the ilgai most ir laimingai resistant ir species from all mūsų žmonių sundews, and ir I pačios hope gamtos it dėka susidarys sąlygos will geresnės have pažeistose a vietose bright įsikurti future, ir kitoms and saulašarių I hope rūšims, that kuriams reikia soon we will geresnių see other ekologinių sąlygų. species of Na, o dabar sundew pažiūrėkime, in our kaip čia raised viskas bogs. vyksta. And now Pabandysiu let's paleisti savo pranešimą, jeigu man look at my pavyks. presentation. Ar matot? Palinksėkit, nes aš garsą išjungus. Can you see? Can you nod your head if you see my presentation? Jeigu jau kas nors bus blogai, tai papurtik Siuzą galvą, gerai? Suza, if something is Tai wrong, dabar noriu please jums pristatyti savo show me some signs pranešimą apie if you don't see the nepaprastą presentation. aukštapelkių gyvenimą, apie gyvenimą, kuriame yra ir So I would žmogus, like ir pelkė, ir to koks share tai my yra presentation santykis. about Ir per extraordinary visą šitą life pranešimą, kaip aš ir sakiau, of bandysiu peatlands, žygiuoti and kartu I will su apskritalapė saulašarė.
Labai džiaugiuosi, kad šitą I will Saulašarę nupiešė go together viena with Sanju dailininkė, throughout kuri my maloniai presentation. And padovanojo one mum daug artist piešinių draw susijusių this su plant, pelkėmis and ir dabar šitas actually piešinys pagaliau paklius she ir į tarptautinę, ir į gave Lietuvos us rinką ir ją many pamatys picture visi žmonės. paintings Taigi, kalbėdama apie which she Aukštumalos did aukštapelkę, turiu from pasakyti, kad tai raised viena bogs. iš So didžiausių when Lietuvos speaking pelkių, ne about pati didžiausia, bet viena iš Aukštumala didžiausių, o raised vakarų bog, Lietuvoje tai it is tikrai pati one of the didžiausia. biggest one. The biggest Tokia in jinai the buvo Western anksčiau, Lithuania, kada but buvo not the biggest nenusausinta, in Lithuania. bet nepaisant to, kad, kaip jau Siuza sakė, kad yra 2/3 As Siuza yra said jos that labai stipriai 2/3 pažeista ir naudojama durpių pramonės suffered reikmėms. a lot Vis from dėlto 1/3 peat yra mining, but išsaugotas still we have ir turi 1/3 išsaugos gana intact, nemažai natūralių pelkių so to say, bruožų, and o tai, kas yra prarasta, mes galime what was padėti lost, of atkurti course, ir we padedame can savo help ekologinio to turizmo restore. veiklomis. Taigi, And pripažįstant, kad šita vietovė iš those tikrųjų are yra our išskirtinė, tasks. And this is an 1993 exceptional area in teritorija buvo 1993. įrašyta kartu su This Nemuno area delta was į Ramsaro included konvencijos together with tarptautinės svarbos sąrašus. Nemunas Delta into Ramsar 1995 Convention. metais buvo In įsteigtas 1995, Aukštumalos telmologinis arba kitaip sakant Aukštumala pelkių Telmological draustinis. Iš pradžių Reserve buvo was šiek tiek mažesnio established. ploto, nuo At 2014 first, metų a smaller teritorija area, buvo but since praplėsta. Na 2014, ir the area was 2004 increased. metais And ši in teritorija kartu su 2004, visa this Nemuno delta buvo area, įrašyta together į with Natūra the entire 2000 area vietovių of sąrašą, tai yra Nemunas priklauso Delta, ekologiniam was tinklui included into Natura 2000 site. Na, kaip atrodo šita teritorija nuo seniausių And laikų, here you can galite see matyti some galbūt images how this apatinėje area skaidrės looked dalyje. like Mes historically. matome mano mokytojo profesoriaus Eibučio dar You see my senokai, dar kai professor's manęs nebuvo publikuota image that was straipsnį, published kuriame rodo, in kad štai matome 1802, Aukštumalos and aukštapelkė, jinai yra we see pažymėta pagal spalvą, Aukštumala atrastume, raised kad tai yra bog, 4 and numeris, you tai yra see pelkė, va štai the čia color šitoje dalyje. number 4. Ir In kas this yra map, įdomu, it indicates kad tuo metu, apie kurį kalba number 4 indicates the profesorius raised Eibutis, bog, tai yra apie and Professor 1200 Seibutis metų prieš šitą laiką. Šita teritorija pelkė ribojosi su Kuršių mariomis ir va štai čia palei rodo rodiklę, tai galite pamatyti, kad yra stipriai apardytas pelkės krantas, nes yra Kuršių marių skalaujamas plotas, o aplinkui šiaip visa pelkė yra apsupta šlapių pelkėjančių žemių. Ir šita teritorija, kaip matot, keičiasi. Bog is surrounded by wetlands. As Siuza said, this area is ever changing. It could be flooded, for example, by the sea, and many scenarios could have been possible. And here you can see maps how Aukštumala has changed throughout the recent 200 years. And yes, the biggest impression for the world was made by Karl Albert Weber, published in 1902, where he put all his knowledge, experience, what he collected about Aukštumala. So he put all his knowledge into this kuri buvo šiek tiek pamiršta, ypatingai mūsų krašte buvo labai mažai apie ją žinoma. Tai buvo tas tarybinis Especially in our country, we didn't know a lot about this book, because in Soviet times a lot of books were hidden somewhere, especially those in relation to German language. That's why it was a deficit actually to receive such books. And this book, when it was translated in 2002 by Hans Josten and John Kohlenberg, edited and translated into English language, and later this book was translated into Lithuanian language. So it's available for Lithuanian speakers.
Pirmoji tai yra vėl ne tik, kad pirmoji pasaulyje moksliškai aprašyta aukštapelkė. Only Šiaip one of the pelkė, bet first aukštapelkė pirmoji pasaulyje aprašyta first moksliškai one ir labai described detaliai ir labai worldwide, išvaizdžiai. scientifically Dar vienas toksai dalykas yra, kad Aukštumala described. yra viena iš pirmųjų And also, komerciškai pradėtų Aukštumala naudoti is one of pelkių the first Lietuvoje. commercial Ir tai prasidėjo jau mining peatlands in 19 amžiuje. Lithuania, Nors tiesa, and kasinėjimų it šiokių has tokių buvo started ir anksčiau, ir 18 amžiuje. in the end of Ir 19th century, but actually 18th daugelį century vietų as well. yra, kad galėtų And vystyti durpių you kasimą, can see in the buvo įsteigtos picture pelkininkų kolonijos ir štai čia matome nuotrauką, vaizdą iš Aukštumalų kaimo, kai į with pelkę ir štai va the tolimame farmhouses in the horizonte mes matom, kad settlements pelkė yra visiškai and neapaugusi medžiais, Meyer pelkė atvira, villagers plyna. Ir tik where tai they vėliau buvo built dar labiau their nusausintos farmhouses. teritorijos, And pelkė this is the view apaugo from jau Aukštumala platesnių, village. And didesnių you miškų. see that there's Na no ir šiek forest tiek in apie tą durpių Aukštumala at that pramonės time. istoriją. And Tai brief lankydamas bit Šojaus muziejuje industry radome history in įdomią Aukštumala. tokį vaizdą So atvirutę, in the kur museum we matome, found kad a tais very laikais interesting ta pirmoji įmonė, image kurioje where we buvo can see that the first gaminama company that started durpių kraikas, operating iš tikrųjų atrodė gana įspūdingai. Ir šiaip šitą pačią įmonę įkūrė and this company 1882 was metais established Šilutės in pirklys Otto 1882 Hoffmanas. by Otto Hoffman, American from Šilutė town. Tuo metu viskas kasama rankiniu būdu, paprastai. And Tai they buvo used to kasama iki drain Antrojo pasaulinio karo. manually Buvo pradėta pramoninė mine gamyba manually. šiek tiek modernizuoti. Ir štai čia And ačiū only Plasma Šilutė in the later years they įmonei, kuri started pasidalino industrial savo means nuotraukomis of sukauptų archyvų, mining. kuriame matome iš tikrųjų iš And this is Aukštumalos durpyno photographs from archives from Aukštumala darbų peatland. nuotraukas. Ir kaip tai buvo daroma, paprasčiausiai visa teritorija buvo suskirstoma entire area was kanaliukais įvairiais, jie susivesdavo arba prasidėdavo arba nesibaigdavo, va tie raudoni apvadai rodo divided by ditches. Kasamos durpės 20 amžiaus pradžioje. Tai And prasidėjo, here you can see where peat was mined in the early 20th century. And as Weber Na ir wrote, tada it jau was pokariu, nuo 1956 metų prasidėjo pramoninė mechanizuota durpių gamyba. the cultural taming of Aukštumala. Visko pasaulyje įvyktų ir ta pati Drozera, kuri arba Saulašarė, kuri žiūri ir vėl žiūri į Klasman vėl Šilutės nuotraukas, mato, kad oi, kokia gamta yra pasikusi ir kas visko tik tai gali nenutikti. Ir štai And nature is crazy, anything can happen, and as you see, when nature went crazy in 1958, and the Aukštumala peatland was flooded, and also the railway was flooded. You could, po durpių gavybos laukus. as you can see, you could yra labai stiprus momentas. sail actually on a Na ir peatland. kad aišku daugiau matyti tokių dalykų nepasikartotų, buvo suplanuoti, kad pelkėje turi būti pradėti intensyvesni. The greatest changes were planned in the raised bog, and those took place in 1968. They installed additional protective embankments, also installed water pumping systems, roads, and ditches. And since then, a very intensive cultivation of this wetland has started. And nepažeista, nors tuo metu jau šiek tiek buvo pažeista, kai jisai lankėsi pelkę, tai mes pamatysime, kad centrinėse dalyse yra ir aukštapelkė, yra daug aukštapelkės ežerėlių, jų dabar vakarinėje dalyje yra Aukštumala, you can find a lot of bog pools, and actually nowadays we have about 280. Skaičiuoti ežerėlius, tai Šilutės krašte tai būtų daugiausia ežerėlių turinti vietovė.
Na, bet ką mes praradome, mes jau nebeturim But what klampupių, have mes we nebeturim lost? aukštapelkės We šlaito, mes nebeturim don't tipinio have bog apypelkio. Šito rivulet mes jau streams. We nebeturim, don't have viskas bog yra slopes. nusausinta ir prarasta ir jau tikrai prarasta Everything was negrįžtamai. drained Tačiau and ką mes lost turime? Mes turime toje irreversibly. dalyje, But kuri yra what do we neeksploatuojama, still kuri have yra saugoma. Mes turime in nemažai gamtinių vertybių, we have actually kurios valuable things. čia gana neblogai gyvena, kai kurioms reikėtų gal ir padėti, dėl to ir kalbam su For žmonėm, kad some, reikia maybe pelkėm padėti, we nes ne viską should jos provide pačios gali help padaryti. because Taigi, kokias mes turime čia Aukštumala is not Europos able to svarbos do buveinės, tai yra everything aktyvias on her own. aukštapelkės Here we ir have degradavusios aukštapelkės, habitats yra of tokios European importance in pelkių Aukštumala buveinės, raised kurios bog. sudarius palankias sąlygas gali atsigauti, atgyti ir We have tapti active raised aktyviamis, bogs. We have normaliomis degraded aukštapelkėmis, raised kuriomis jau bogs, ir and mano with some savo šalia help, galėtų they can džiaugtis ir again augti ir galbūt net ir become savo kitas active raised draugės bogs. rūšis pasikviesti. Turime, kaip sakiau, nemažai tų natūralių distrofinių ežerėlių, tų Also, we ežerų have, as I akelių, already mentioned, įvairaus natural gylio, įvairaus užžėlimo dystrophic laipsnio. lakes, Turime plikų durpių different saidrynų ones, different buveinės in ir size and turime depth. dažniausiai And pagal also we have ežerėlius arba juostam depressions on žalia peat spalva substrates of išsidėsčiusius Rindhosporion. pelkinius And also we miškus. have Na, bog o woodlands. 23% ties teritorijos, 23% of this kuri yra, area tai čia tiesa iki apjungimo tos naujojo ploto, tai jinai yra pakankamai pakeista, pakankamai praradusi natūralius bruožus, dėl to nėra kol kas įrašomos į Europos svarbos buveinės ir nėra changed saugomos. natural features. Jų That's būklei why pagerinti reikalingos dar 23% papildomos of the priemonės area is not pelkės būklės included in gerinimui. the Kaip atrodo tos buveinės? Nepasakosiu labai special stipriai, taip atrodo aktyvios protection. aukštapelkės. Labai plina erdvė, dažniausiai centrinėje dalyje, kurioje galite toli This is the central part. daug ką pamatyti. Dažniausiai auga kiminai, kiminų danga Active ir raised kelios bogs. nedidelės žemaūgės And pušelės čia gali būti such active augančios. raised bogs occupies Bet less than degradavusios aukštapelkės, tai jau tokios labai, čia šiuo 59% atveju of labai the stipriai reserves degradavusi aukštapelkė, territory. jinai yra ir nukentėjusi nuo This is gaisro, ir degraded labai raised nuo bog, nusausinimo labai stipriai, nes šitoje dalyje suffered pelkė from buvo fires and pačiama durpių also kasyba ir kas 20 metrų jinai buvo iškasta sausinimo grioviais, taip drainage, kad and nebuvo labai you can see palankios ir a geros lot of sąlygos pelkei ditches, išgyventi, panašiai kaip žmogų kiekvieną dieną so nuleistų not very šiek tiek favorable kraujo, tai irgi jisai conditions stiprus nesijaustų, for tai a va tie bog. grioviai atlieka tokią Same pačią as, for funkciją, example, kaip kraujo if nuleidimą žmogui, a taip ir human pelkei being grioviai, sausinimo grioviai lose atlieka every tokią day pačią some blood, it nesveikatingą wouldn't be very funkciją. healthy. So Pelkiniai miškai, similar romantiški function pelkiniai is for miškai, a kurie bog atėjus too. gali susukti galvą vien dėl to, kad tenai auga Bog woodlands, laimos vėliau very romantic apkalbėtas pelkinis bog gailis. woodlands. Bet iš tikrųjų labai šauni buveinė ir labai gerai Marsh pailsėti karštą Labrador vasaros grows dieną, there. jeigu per daug stipriai And dirbi it's very atviroje good to pelkėje, tai relax pelkinis in miškas yra such a puikiai vieta forest. pailsėti ir pasidžiaugti gyvenimu. Toliau natūralūs distrofiniai ežerai, Natural dystrophic lakes, labai įvairiausi, very įvairaus different. užžėlimo lygio, su įvairiais augalais, As I mentioned, in su taip different pat vabzdžiaisiais size, different augalais ir vegetation, kitomis rūšimis, different labai organisms, įdomios different flora, fauna, sistemos, and kurių yra, sakiau, very yra interesting daugiau negu systems. 380. Bet jie And sudaro as tik I 1% mentioned before, more than viso 380 teritorijos. lakes Na ir dar labai are nedideliais counted taškeliais yra plikų durpių in saidynai, tokios Aukštumala. buveinės, kurios dažniausiai atsiranda tenai, kur And buveinė also yra depressions sužalota, on tarkim, peat buvo gaisras substrates arba ten of koks nors šernas sugalvojo, kad jam Rhinosporion. reikia pasidaryti grožio procedūras, išvoliojo, And iškrapštė these augalinę fragments dangą, of tai tokiose vietose habitats usually occur dažniausiai in laikinai the susiformuoja northern plikų durpių part, saidrynų buveinės. burnt place Na ir visos of tos the bėdos, bog. kaip minėjau, Aukštumalos And pelkė, kaip ir kitom all dauguma the troubles Lietuvos that pelkių Aukštumala apsausintų, yra raised bog sausinimas ir is gana facing dažnai iškasti sausinimo grioviai. Sausinimo are those Sinimas ditches iš karto padeda which you augalams can augti, see nes in the pradėjusi photographs. nykti durpė,
išskiria maisto medžiagų ir tada staigiai pradeda augti augalai. Ir taip, va toj vietoj, kai atsimenat, rodžiau pelkę, kuri buvo visiškai be medžių, visiškai galima pasižiūrėti į kitą, galbūt ir net kitą kaimo, kitoj pusėje pelkės kaimo, gali žmogų pamatyti arba jo trobą pamatyti, tai per tokį mišką jau čia nieko nepamatysi. Ir toks miškas, ir tas sausinimo sistemas turi didelę bėdą, nes yra nusausinta pelkė yra labai neatspari gaisrams. Labai neatspari gaisrams, ir tai mes matėme jau ne kartą, žinoma, kad neišvengiamai pelkės, net ir be žmogaus įtakos, jos neišvengdavo gaisrų, tačiau kartais yra ir žmogiškasis faktorius, kuris ne tik sausinimo, bet dar kokios nors kitos bėdos, pažintinio tako aplinkoje gaisras sukeltas, tikrai žmogaus sukeltas takas, tai gaisras, tai sausinimas iš tikrųjų labai blogai veikia ir sumažina pačios pelkės atsparumą ugniai, sausros atveju. Ir štai taip matom, kaip atrodo pelkė gaisro metu ir kaip atrodo pelkė po gaisro. Gyvybė kažkaip išsisaugo, gyvybė sugeba išlikti, štai mes buvom kelios dienos po gaisro, bet štai anglis sugebėjo išlikti, išgyventi šitą gaisrą, surado kur pasislėpti, bet vis dėlto tai buvo pražudytas labai didelis gaisras, kurio metu išdegė apie 280 hektarų pačios pelkės, tai yra ta teritorija, kur šitam žemėlapį apvedžiota oranžinė punktyrinė linija. Ir kaipgi taip nebus, jeigu pasižiūrėtume mes į šitą teritoriją ir pamatytume, kad šitiek daug sausinimo griovių, šitiek daug vandenį nuleidžiančių, kraują nuleidžiančių. Ir tam buvo Laifinis projektas, ir Laifinio projekto metu buvo atlikti tyrimai, pastatyta gausybė užtvankų, čia matot visus geltonus taškiukus, visokius brūkšniukus, tai čia yra užtvankos, kuris buvo statomas pelkei atgaivinti. Ir buvo pastatyta labai daug užtvankų, nes buvo labai įvairių griovių. Buvo pastatyta ir plastikinių, kurių aišku dabar gal nelabai populiaru, ir gruntinių užtvarų, ir mišrios konstrukcijos užtvarų, įvairiausių užtvarų tam, kad būtų saugomas vanduo. Kartais buvo nesuderinamas su vietos gyventojais, tai vietos gyventojai pataisydavo tas užtvankas. Ir vien tam mes tai darėme ir jūs kviečiame daryti, kad pelkė vėl susigrąžintų savo gyvybę. Ir ką noriu pasakyti, kad Vėberis, kada jisai ne savo monografijoje, bet šiaip yra rašę, kad atsižvelgiant įvairius pelkių tipus ir gruntinių, ir bet kokie gruntinio vandens lygio kaitai turi būti užkirstas kelias. Ir jei reikia, tinkamas gruntinio vandens lygis turi būti atkurtas iš naujo. Todėl bet kokios drenažo konstrukcijos turi būti pašalintos. Ir tai sakė Vėberis jau tais laikais, tai nieko naujo mes nesame sugalvoję. Ir štai čia Aukštumalai lankėsi jo atkas ir jos proanūkis, kai matot, labai panašus. Ir nors šiuo metu noriu tik tai paminėti keletą žmonių, kurie dirbo Aukštumalai arba dirbo su ją, arba galvojo, kad profesorius Hansas Jusenas prisidėjęs prie knygos vertimo sakė, kad pelkės turi būti šlapios, jos ir klimatui svarbios, ir žmogui, ir ateičiai. O mūsų profesorius, kuris atviliojo for the people and for the future. And this is my professor who invited me to peatlands, and he said life is very short. We must preserve Mars so that we would have a possibility to sit on the in the bog. And for all the world, I would like to say what the Pope said. If we took the planet's temperature, it will tell us that the Earth has a fever and it is sick. We must commit ourselves to the protection of nature, changing our personal and community habitats, because today I think is a special day, and I wish everyone would change their habits, and we would learn to see in the nature
different Ačiū things labai what už we dėmesį. couldn't see before through Bandau different prisms. baigti And thank you so dalintis. much for your attention.